Alright. Sveiki, Los Andželo lietuvių televizijos žiūrovai. Čia ir vėl aš, Richardas. Ir mes interviuojame iš labai įdomus žmogaus. Šiandien prisistatykite, prašom. Taip, mano vardas Virginija. Ir taip, Virginija, o už ką jūs šiandien sergate? Tik už savo sūnaus komandą. O jūsų sūnus gerai žaidžia? Labai gerai. Koks pavadinimas komandos? O, koks pavadinimas jūsų sūnaus komandos? Skomantas, todėl kad jo vardas yra Skomantas, tai komandos pavadinimas turėtų būti irgi Skomantas. Skomantas? Taip, lietuviškas senovinis vardas, nes tas Skomantas buvo labai žymus 12 amžiuje. Skomantas. Jis buvo kaip Zoro, paskui ten tas atėjo. Lietuvių Skomantas? Aha. Matote, Yra Skomantų piliakalnis, tarp kitko. O kur? Skomanto komandai buvo narių, Robin Hoodo komandai kiek narių buvo? Dabar aš iki tiek neskaičiuoju, ką jūs. Svarbu, kad žinau, kad jisai žaidė ir gerai žaidė ir viskas. Ir aš tikiuosi kažką tai laimės, galų gale reikia atnešti kažką tai namo iš šito šalto oro. O jūs sakėte, Skomantas jūsų sūnus? Taip sakiau. Nes aš dar nepakeičiau savo nuomonės.